Kasgi tas BVK-KMN, kurį ne tik sunku ištarti, bet kartais ir perskaityti. Dažnai susidurėme su paskolomis ir norėdami išsirinkti geriausią pasiūlymą, intuityviai pirmiausia norime lyginti metinę palūkanų normą. Bet paskola dažniausiai turi ir kitus mokesčius, pavyzdžiui, sutarties ar mėnesinį administravimo mokestį, todėl tai nebūtų tikslus palyginimas. Tuo tarpu BVK-KMN arba, kitaip sakant, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma yra būtent tas rodiklis, kuris nurodo paskolos kainą, į kurią jau yra įskaičiuoti visi su paskola susiję mokesčiai. Todėl norėdami suprasti, kuris paskolos pasiūlymas yra geriausias, lyginkite bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą, o ne tiesiog metinę palūkanų normą. Taip pat žinokite, kad Lietuvoje visi kreditoriai yra įpareigoti su pasiūlymu pateikti ir bendro vartojimo kredito kainos metinę normą. Jei tokios nematote, būtinai reikalaukite. Ir žinoma, ieškodami geriausios kainos, nepamirškite gauti Fjord Bank pasiūlymų, nes visada taikome geras sąlygas.